atneša ant stalo picą ir žirkles. Aš ką, kirpėjas? Gal skamba juokingai, bet patikėkit, tai buvo labai malonu. O čiobreliai nuo šiol privalomi ant kiekvienos baltos picos. O kiekvienas picos mylėtojas tiesiog privalo apsilankyti kaiminystėje Kaune. Skoningas interjeras, išieškoti vinai ir unikalios picos. Regi žmonės myli šią vietą, tad vos neprisižaidėm atvykę čia be rezervacijos. Ir visgi staliuką gaunam. Gaunam ir vandens. Dar gaunam galvos skausmą renkantis picas, bet galvos kaip sprendžiam. Tad einu pažiūrėti, kaip picas gamina, čiobrelius kabo. Prisipažinsiu, kad picos žirklės ir čiobreliai pagrindinė priežastis, kodėl mes čia atvykom. Nes tokios detalės mane žavi ir traukia. Kaip ir kokybė, kurią čia jautėme kiekviename žingsnyje. Nuo picos pašovimo iki ant stalo atsidūrusių 3 rūšių aliejaus. Ir ne šiaip aliejai. Vienas iš jų buvo labai gausiai apdovanotas. Ir tuomet ant stalo keliauja mūsų užsakymas. Vaikų margarita, žmonos kapričiosa ir mano čipolio dolčia. Nuostabus gepardo raštas kraštuose, dosnus ingredientų kiekis. Žmona tiesiog šypsosi žiūrėdama į savo portobelo grybus, artišokus, tuomet griebė žirklės ir nerė į skonių kelionę. O manoji su rikotos padažu, pančeta, karamelizuotais svogūnais ir čiobrelis atrodo tarsi iš kito pasaulio. Tad ir aš griebiu žirklės, pasirūpinu vaikais bei galų gale savimi. Tuomet kandu, užsimerkiu ir jaučiuosi tarsi sapne. Taip, žmonos kapričiosa buvo puiki, bet kai manoji susiliedavo švelniai traškus salstelėje karamelizuoti svogūnai, susūrę pančetą, švelniai kreminių rikotos padažų bei išraiškingais čiobrelio elementais, prisiekiu, tai buvo vienas įsimintiniausių picos ragavimų, kurį pamenu. Beje, šeima picos kraštus baigė su aliejumi, tad tiramisu kaip ir nereikėjo, bet nesusilaikėme. Jeigu čia nebuvo viena skaniausių, ko nevalgytų picų, tada aš nežinau.